Ačiū. Labą, gali būti. Sveika. Brandus dama, 44 metai. O jūs tai prie kūdikystės stovėjot prie pačių pirmų dienelių. Atsimenat, kaip tas mikrorajonas tuščias buvo, nieko, vos keli namai. Purvas, atsimenat, kaip reikėdavo mokykloje nusiaut batus purvinus. Ir su šlepetėm šlept, ypač lenktaitė, atsimenu, su tokiom šliurėm didelėm. Nes mokyklą mes taip žiūrėjom, buvo išvaškuotos grindys. Labai mylėjom, labai žiūrėjom, labai daug dirbom, visi. Labai buvo, žinoma, turėjo ir padykimo, ir patingėjimo, bet jie buvo labai darbštūs. Fizinė prasme, tikrai Dieve, tie medeliai, žinoma, ne visi iš karto, čia kas metai mes vis dasodindavom, taip liepė miškininkai. Bet pirmą pavasarį, kiek daug sodino, jie ir dabar nubėga prie savo medelio, kur čia vatnamiškis jau užaugęs. Tai va, o jau buvo labiausia, tai gabūs visokiai saviveiklai. Kai baigė, aš atsimenu, su Grauduliu, kur čia Ramanauskas. Va, neverkdama sakau, tai kas dabar bus su tuo estradiniu? Viskas, žlugo, išeinat ir neliks. Žinoma, atsirado ir buvo labai saviveikla, galinga buvo, tikrai pas mus baisiai. Chorai, ansambliai, estradiniai, dūdų orkestras, ko tik neturėjom. Bet žinot, kas svarbiausiai, aš neatsimenu kitų tokių klasių, kad būtų tokie kūrybingi jie buvo be galo. Ir dar labai entuziastingi visur. Nu tai vat ir šiandien matom. O iniciatyva po tiek daug metų ir išliko tai jų toks veržlumas, toks, nežinau. Nu, vienu žodžiu, aš juos labai mylėjau. Mūsų buvo tas nutarimas ir vienoks ir kitoks, idėja tokia ir tokia, ką mes galėtumėm padaryti, kad mūsų atsimintų ilgiau arba čia mokyklą pagražinti. Tai va, ir labai džiaugiuosi, kad nutarėm suolą. Nes šiaip, jeigu pažiūrėtumėm, suolas tai yra kažkoks išskirtinis, tai ne kažkoks stalas, ne langas, ne durys ar ne dar. Tai yra suolas. Tai jis yra kaip, jeigu iš istorijos, aš truputį pasižiūrėjau, tai iš etnografijos, tai suolas yra kaip statusas, sako, jinai atsisėdo ant suolo, tai ištekėjo. Va, jeigu nekėp. Dabar jeigu sako, suolo draugas, taip, bendrasuoliai, jo, yra ir negražių, sako, pasodintas arba tada kažkas, bet irgi suolas jo, ir suolas tai yra bendrai žmonėms, suostas yra vienam žmogui, jau yra statusas, o suolas yra bendriai, tai yra labai gražu. Va. Ir mes tą dalyką, kai nutarėm, tai jis yra va, kaip paminklas. Tai buvo autorius, skulptorius yra Jankauskas Jonas. Tauragiškis ar ne? Jis Kaudviliškis. Bet šiaip galima sakyti, Tauragiškis yra daug metų dirbęs Tauragiai. Ir jis ne taip, kad kryždirbys ar ką toks, bet jis ir gan gerų skulptūrų padarė.